Jaunoji Kiežių kaimo gyventoja, agresyvioji Ingrida Kraštytė rytą su rajoniniu autobusu ką tik atvykusi į miestą, eina šaligatviu į savąją Kupiškio miesto žemės ūkio mokyklą ir pakeliui mato už medelio slapčia rūkančias savo mokyklos 3 mokines. Dabar metas pakalbėti apie žalingus įpročius, toje profkėje mokyklos vadovybė vaikinų įprotį rūkyti toleravo, o merginų ne. Prie tabako dūmų pripratusiems mokiniams vaikinams mokyklos teritorijoje buvo įrengta tam speciali lauko aikštelė, rūkykla, bet merginos ten neturėjo jokios teisės lankytis. Nors pačioje mokykloje su mokiniais ir daug buvo kalbama apie rūkymo daromą vidinę žalą jaunuolio kūnui, ypač merginų buvo vis prašoma nerūkyti, tačiau rūkančios mokinės vis tiek nieko nepaisė, nesvarbu, kad ir koks būdavo oras. Pertraukų metu jos, pastvėrusios į delną cigaretės, bėgdavo būreliu tolyn nuo mokyklos teritorijos prie netoli kelio esančio medelio su elektros stulpu šalia ir ten pasislėpusios paskubomis rūkydavo. O tarp šių 3 merginų čia yra ir net 2 pačios Ingridos klasiokės, pardavėjo ir prekių žinovo profesijos mokinės. Šios rūkančios klasiokės ne vieną kartą buvo garsiai kvietusios ir pačią Kiežietę merginą jungtis būtent prie jų kompanijos irgi pradėti drauge su jomis rūkyti. Josgi tada taip savo galvojo, kas joms tie plaučiai, kas joms tos tabako rūkymo sukeltos ligos, josgi dar labai jaunos ir jokios ligos joms dar negresia. Taip, pagunda paragauti dūmo nekartą buvo sukilusi ir pačiai Ingridai, bet namie jos tėvai ją griežtai dėl to auklėjo ir vis primindavo, kad negalima nei iš tolo pabandyti pradėti rūkyti, ir mergina tėvų patarimo klausė. Na, o mokykloje Ingridai atsirado ir netikėtas jos gerbėjas. 2003 metų spalis.